aš kadangi dar radau keletą diskų, tai pratęsiu apie Roxy Music, ypač Brian Ferry, ir šiek tiek užgriebsiu Brian Eno už tam tikrų vietų. Tai va. Čia buvo mano pirmiausia strigusi daina iš Roxy Music lyderio, būtent Briano Ferrio. Ir norėčiau pasakyti, kad šitas albumas piratskas, negražus, neteisingas, neigiamas. Jisai buvo mano pirmas diskas, kurį nusipirkau kažkur tai degaliniai, ir aš jį nusipirkau ne šiaip savo, aš jį nusipirkau kažkur 97 metais. Ir tai buvo mano pirmas diskelis Eva. Pirmas Eva, girdit? Va, na, o šita daina, kuri dabar skamba, jinai yra iš albumo, kuris yra žirgo metais aš gimęs, va, Mamuna. Mamuna, štai toks Dendžio albumas. Ir jį vadinasi Which Way to Turn, kurią pusę man pasukti. Ir dabar aš turiu tokių klausimų, į kurią pusę man pasukti. Ir anksčiau, kai žmogus nelabai laimingas, nelabai patenkintas dabartinė situacija, jisai mąsto Which Way to Turn. Ir, pasiklydęs žmogus, kaip yra tokia daina Finger Burn ir taip toliau, Walk on Ice, Feel Your Fingers Burn, Which Way to Turn. Dabar situacija tokia, kad daug žmonių nežino, pasiklydę žmonės nežino, kurion pusėn jiems sukti ir ką daryti toliau savo gyvenimais, ar vesti tą merginą, ar palikti žmoną, ar ten dėti tą banką, pasimti iš to banko pinigus. Amžinas klausimas. Which way to turn? Ir kai Brianas Ferris susipyko su Roxy Music, Brianas Enas nusprendė Which Way to Turn į solo karjerą. Ir producer, ir visa kita, jis puikus produceris. Ir ambiento krikštatėvis ir visa kita. O čia jo geriausias albumas. Brianas Enas. Ir jis yra iš Londono, ir Brianas Ferris gyvena Londone, ir aš buvau Londone kažkada, bet negyvenau, tik tai buvau. Va, ir norėčiau pagyventi, padirbėti, kokį pomidorą nuskinti Londone. Va, čia yra As Time Goes By, retro stiliaus jau Briano Ferrio albumas. Čia tokia graži pakuotė, va, žiūrėkite, As Time Goes By. Kariniai, prieškariniai, pokariniai, visokie, kaip ta vadinasi žodis, Dixielandai, ne Dixielandai, kažkas tai tokio. Va čia su John Cale dar grojo, dainavo. Po to buvo nenormalūs albumai, ambient stiliaum, bet čia jau ne jis. Tai va, ką dar norėčiau parodyti, gal nebent kažką tai iš šito albumo, Briano Ferrio, Kai praeina laikas. Kažką apie vasarą gal. Čia taip ir bus, šitą tęsis daina, tęsis. Jinai tokia ir yra.
Kokia man daina patinka iš šito puikaus retro stilių albumo, kur jo balsas yra very rusty enough. Aš manau, kad tiktų September Song, bet čia viskas tiktų ir Easy Living pagal dabartinį situaciją, bet When geriausia daina. Čia aš mačiau tokį Martyno Scorsesės filmą Alisa čia daugiau negyvena. Ir va šita daina When. Kada ir kur aš tave mačiau. It seems we stood and talked like this before. We looked at each other in the same way then, but I can't remember where or when. The clothes you're wearing are the clothes you wore. Smiling, smiling, smiling then, but I can't remember where or when. Some things that happen for the first time seem to be happening again. And so it seems that we have met before and laughed before and loved before. But who knows where or when? Ai, taigi dabar pirmokai visi kiti eina į mokyklas ir studentai pirmokai irgi eina į mokyklas. Tai aš norėčiaugi prisiminti dainą Don't Know Much, parodyti, kaip Brianas Ferris daro coverį, kaip jis daro iš tikrųjų fainą coverį. O čia geras coverio jo albumas. Bet aš turiu galvoje šitą coverio albumą. Šitie kvaili daiktai, These Foolish Things vadinasi, pagal dainą, kur Cigarette Lipstick Traces. Ir ta daina, būtent kurią turiu galvoje, vadinasi Ai ne, aš jau 2 coverių albumus sumaišiau. 2 coveriai man maišosi. O šitam reiškia. 6 daina. Vadinasi Wonderful World. Don't Know Much. Meditatyvi daina apie prisiminimus Where or When. Aš nežinau, kas ją sukūrė, čia viską rašo, bukletėlėje. Aš ją taip truputį padeklamuosiu, kol jisai dainuos. Žinau, kad mano balsas nelakštingala, bet kažkiek tai lakštingala. It's about history. Don't know much biology. Don't know much about science books. Don't know much of a French I took.
I love you. Čia originalas yra Sam Cooke, tokio dainininko. Don't know much trigonometry. Rugsėjo 1 visus. Bra. Rule is 4. Minus 2. Be with you. What a wonderful world this could be. Being a student, but I'm trying to be a student, baby. O, čia tokia braziliškas karnavalas eina, va, pas mane Ispanija širdyje, o čia Brazilų karnavalas ir dainuoja jisai, kaip jisai nežino apie nieką, bet žino, kaip mylėti merginą. Nu, pirmokė mergina, pirmokas vaikinas Brianas Ferris. Sam Cookas parašė tą dainą, jam kažkas parašė. Pirmokas kažkas parašė. To be a student. Pirmokas, aišku, universiteto pirmokas, ne mokyklos. Nelegalu. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about science books. Don't know much about French I took. And I don't know how I love you. And I don't know how you love me too. Nu, ką dar uždedam? Aš manau, kad aš žinau, ką dar uždedam. Aš manau, kad uždedam dar šito. Parodyt Briano Eno balsą. Jis su Velvetu Underground muzikantu John Cale čia atlieka dainą. Daina, kuri vadinasi Spinning Away. Nu va, aš tiek tik parodysiu ir užsičiapsiu, nes labai greitai laikas čia man nutekės ir viskas pasibaigs. Šešta irgi daina. Spinning Away. Išgirsit Briano Eno balsą nors kiek. Jeigu nežinot jo balsą. Irgi geras Roxy Musikas. Nu visi jie geri Roxy Musikai. Tik tai jie keitėsi ten. Brianas Ferris jo sukiršino Briano Eno draugus grupėje, bet pastojo jie kažkaip susitaikė, lyg tai yra Brianas Eno produsavo kažką iš vėlesnių Briano Ferrio albumų, ar net Dylanesque paskirta Dylano dainom jų coveriams, tai aš manau, kad nu va, irgi dainingas žmogus, balsingas, jis tiesiog susikoncentravo ne dainavimą į save, o muzikai. Brianas Eno. Tas kaip paukštis. Tai tiek, va. Briano Eno, Brian Ferry, Roxy Music. Ir aš.